Batonėlis ne batonas, telpa į kišenę. Rinkis Mičiujų. Ar kada nors pagalvojot, kaip atrodytų jūsų svajonių diena? Nes kiemo draugai tai pagalvojo ir šiandien bandysim ją įgyvendinti. Tiesa, su tam tikru kabliuku. Dieną padalinome į 6 dalis ir ant lapelių užrašėme variantus, ką norėtume nuveikti. Burtų keliu ištrauksime vieną, ją įgyvendinsime ir bandysime įsiaiškinti, kieno idėja tai yra. Blefuosim, meluosim, o gal sakysim tiesą, žodžiu, darysime viską, kad bandytume išplėšti kuo daugiau taškų, o jie paaiškės vakaro pabaigoje. Kiekvienas pateiksime savo spėjimus, kieno idėjos tai buvo ir daugiausiai taškų surinkęs kiemo draugas laimi. Todėl tai bus pati įtempčiausiai, psichologiškai pati sudėtingiausia serija, kur nebelieka kiemo draugų. Mes tampame kiemo priešais. Traukiam pirmąjį dabar, kur keliausime pusryčiauti. Tai gali būti ir kur, ir kaip, ir ką. Ir ko, kam, ką, kuo. Taip, čia gali būti. Ir kuo gali būti pusryčių labai greitai. Nu, nėra tiek daug. Ten 3 lapeliai. Parašyta virti kiaušiniai prie kiaušinio. Ai, čia mano. Negali būti tavo, jeigu aš užrašiau. Gali būti, kad tokius pačius užrašiau. Mano. Geriausias blefas. Tu nežais pokerio gal dabar. Gal pas mane flašas. Varysim mano pusryčių pavalgyti. Ir šiaip geras. Rambo, great minds. Bet tu iš karto išsidavai. Taip. Mano mėgstamiausia. Aš reikia biški... Aš irgi galiu. Neįsiduok iš karto, mes turim gaminti ant to, kad kaip kieno čia yra. Aš irgi išsiduodu. Čia ir mano irgi pradedu prie kiaušinio. Na, kiaušinio pradedu. Ir užbaigiu vakarienę su kitu kiaušiniu. Su mane 2 kiaušinių diena yra. Žinot, kur kiaušinis? Tai mapsą vedės tu prie tavo namų, prie mano namų? Ta pati aikštelė kaip tavo namų. Aš nežinau, kur tas kiaušinis. Jo. Dėk tą telefoną, nes maivyk ir vaidinai. Nu gerai. Tai ne mano šitą veikla. Vaidins tavo veikla. Žinai ką, aš nežinau, kur tavo kiaušiniai šiuo metu. Pamiršom. Tu gesti su automatu? Nu negestų, tiesiog bum. Tiesiog sankaba labai sunki pas jį. Safai, tau viena juosta. Ne, bet aš jau... Ne, tiek to... Eik, tu savo, nu ant kiek nevykė žmogus, nu, suksim ratą dabar. Aš manau, kad tau reikėtų persilaikyti teisės. Aš esu persilaikęs šitą. Tu jau persilaikė? Ne, aš su klevu biški buvau paviršęs netyčia. Ai, tu paviršęs? Eik, taip, nu, tokia realybė, nu. Ant kiek stiprus turėjo būti pažeidėjų kursai, kad Safas dabar laikant 80 važiuoja, kur galima 9. Nu, tai kad jūs labai pušina čia mane. Taip, bet tai tu leidėsi taip, tu leidėsi labai save pušinamas. Nu, bet jūs man per daug spaudimo paduodat, aš dabar... Tai kiek tau ne per daug yra spaudimo? Nu, tai gali tylėti tiesiog. Žinai, kas spaudimo nematęs yra Safo akceleratorius. Labiausiai be spaudimo gyvenantis daiktas. Aš įsivaizduoju, jo akceleratorius taip rankas susimetęs gale guli. Safui stabdžiai labai po padu yra. Ai, tai čia tas kiaušinis. Prie mano namų tikrai. Gerai čia sugalvojau prie pat savo namų. Čia mano, aš net pasakysiu, dėl ko pasirinkau šitą vietą. Šitoj vietai, kai buvau pirmakursis, pas mane buvo atvaręs mano klasiokas Antanas ir varėm gerti su Kotryna ir Dovilė. Tada nuo mūsų Kotryna visiškai atsijungė. Nu, buvom išgėrę. Ir jinai įsijungė jos telefonas ir mes su ją bandėm susisiekti ir jinai pamiršo savo PIN kodą ir tada jinai bandė spėti savo PUK kodą. Oi, tik ne PUK kodas. Jie bandė spėti, nepataikė PUK kodą ir mes jos neberadom. Kaip tu gali šitą spėti? Ne, bet vien tas, kad pasako istorija, reiškia ne jo čia vieta. Atrodo labai ta istorija tokia, kur dabar ant vietos sugalvoja, kad iš karto tik ateis prie kiaušinio. Ko tu prigavinėjai? Koks man tikslas jų meluot, kad čia ne mano? Gerai, jūs man pasakyk. Toks tikslas žaidimo. Taip. Matai, va tame yra dalykas. Man tai čia brangi vieta, aš... Man tai irgi... Ai, tu dar turi istoriją irgi, kad ne va čia tavo. Tai gerai. Ne, va. Mes čia pirmą kartą susipažinom su... Ai, neturi istorijos, vis tik nėra. Ne. Aš ten negaliu vardą sakyti. Gabija? Ne Gabija. Jau su Gabija bendravom tada, bet su kita buvom pirmą kartą čia susitikę. Čia mūsų pirmas buvo toks užmegzti... Nenoriu vadinti to išdavystę, bet... Ar tu, žiūrėk, pradžioje duosiu jums klausimą. Ar vyras ir moteris gali būti tik draugai? Yra išimčių, bet... Gali gal? Tai tada aš su išimtim čia buvau, vėlai vakare, ir mes tada žiauriai laižėmės su išimtim. Jo. Su tokia, kad draugaimis. Draugiškas laižiakas. Jo, mes žiauriai čia laižėmės. Brolius sesers laižiakas. Jo, draugiškai pasilaižom. Davai, nu. Mes laižėmės ir aš sakau, o jeigu čia ryte kiaušinių pavalgyti prie kiaušinių.
Ir tada jinai bandė atspėti pūk kodą. Ne, bet čia toks dalykas, kur... Glemba surišo gerai istorijas. Nu, bet jis nesakys. Pas tave kiekvienoje istorijoje nėra pūk kodo. Nėra. Nežinau, kaip įpint. Ne, majonezo čia tikrai man. Ne. Tai nebesvaik čia ant 3 žmonių. Nu, tai jūs įsidėkit savo. Kas įsidėkit, tai čia įdėta visiems. Šoka paslaptis, kaip nulūp normaliai, nes man niekada nepavyksta. Man gabalai. Reikia, žinai kaip, į virintą vandenį su soda įmeti kiaušinį. Actą užpili. 3 minutės palaikai ant 95 laipsnių. Ištrauki kiaušinį. Ai, tu juokauji! Tada šaldytuve parą palaikai. Ai, tu vis dar be kiaušinius? Jo. Aš žinau, kad galima išpūsti. Nu va, taip man, va. Daug smailui. Gerai daužiam. Daug buka. Tai tu patrauk. Normaliai. Ne, vat. Tu jau suvalg. Ne. Ai, majonezą, panašau. Kokie jūs esat iš... Bet tai čia su natūraliu apvalkalu. Taip. Aš pas tave nusilupsiu į lėkštę. Eik, nu, Evaldai, yra lėkštės. Nu, kas čia per nesąmonė? Evaldai. Čia gal senas kiaušinis. Ne. Eik tu. Labai dar vienas sluoksnis bereikalingas, gali visą įnulūpti. Labai nedideli. Nu, duok biškį majonezą. Yra maišelį. Nu, nėra maišelį. Yra maišelį. Ne, bet čia tikrai manto yra. Ant kiek išgina majonezą, čia yra manto visiškai. Ir jisai labai, jis net nerifina, jisai įsikabinęs labai stipriai tos kiaušinius. O jo. Ne, aš rifinu. Aš rinkčiausi, kad arba mantas, arba aš. Kiaušą turiu. Opa. O tai net ne aš? Ne, ne tavo vietų, ne. Kai mes susitikom prie kiaušinio, valgyti kiaušinių, galiu aiškiai pasakyti, čia yra Evaldo idėja. Čia yra 100% Evaldo idėja. Taip, prie Safo namų, taip, kad suklaidint mus visus, bet čia yra Evaldo idėja. Man gėda iš tikrųjų buvo, aš gailiuosi, iki kur nusiritau kaip žmogus valgydamas pusrytį, bet man atrodo, kad kiaušiniai prie kiaušinio, visų pirma, man labai pušino šitą idėją, kad tai yra mano. Ir man visą laiką, kuo labiau žmogus pušina kažkokią tai idėją, man visą laiką didesnis įtarimas, kad to žmogaus idėja tai ir yra. Pradžioj buvau pasimetęs, nes jie iš karto rodė pirštais į mane, galvojau, okei, jau kaip ir yra variantas, kad neva aš. Bet tada, kai pamatėm, kaip mantas pradėjo lestos kiaušinius, kaip atsidavęs kimšo tos kiaušinius ir nesidalino, atrodo aišku, kad jau galimai manta čia yra dalykas, kad kiaušinius labiausiai dievina mantas. Bet nevengiu kiaušinių ir aš. Tikrai vieną kitą esu suvalgęs per gyvenimą ir dažniausiai rytas mano prasideda nuo kiaušinių, 1 arba 2. Na čia tikrai jo vieta tada. Čia visiškai jo vieta, aš nepagalvočiau, niekada nepagalvočiau valgyti. Čia sakėm, kad bus svajonių diena. Taip. O ne, bet čia jau nepagarbu buvo, jau tos sudanytas gabaliukų ten jau biškai buvo žiauroka. Nulūp dar kiaušą man. Vai. Nu bet liepia, tai gal nulūp. Vai. Jau čia reiks tada. Nebūtum liepęs, žinok. Čia grinai, kai baigsis integracijos. Lidlas atsisakys Bartušelį. Pala nėra, kad mes įsigavom po 3, bet jis jau 4-5 traukia kažkaip vis... Įdomiai. Čia jo visiškai buvo sugalvota štai ir jis žino, kad ten per mažą dar bus tiek, jis dar savo įsikrovė. Parodyk man tą kišenę. Nu nėra, kad... Pala, gerai galit pažiūrėti apatinės. Gerai, kas čia? Širdies stimuliatorius mano. Nu, kada tu įsidėjai širdies stimuliatorių? Trečiadienį gal ar... Trečiadienį? Ne, mano... Kas yra kažkas? Kas ten yra? Ai, tu man įsidėjau. Gerai, man tai varom. Lemba, man blogos vietos biškai paėmai. Ten kiaušinis bus iš karto pasakau. Kiaušinis ir čia rimtai, čia net nemagis triuko dar. Buvo užausies kiaušinis. O tai valgysi? Ką, pusryčiai pavalgyti, visi esam pasisotinę, kai kurie persisotinę. Safai, traukiam veiklą. Pirmą veiklą šiandienos, pagaliau atrakcijos. Įstrigo ranką. Vėl ištrauksiu manto, nu tai trauk. Ištrauk kažkaip. Net nelaikau užspaudęs aš. Dainavimo pamaka pas Daina Tavarną. Eik tu maka. Oi, čia kaip dėl mane sugalvota yra. Šiaip čia įdomiai gavosi, nes Daino Tavarnas mano vestuvių liudininkas. Taip, geras tavo bičiulis, tai va tas įdomus dalykas. Tai man nesunku buvo gauti dėl to. Jo, nu, bet žinai, ir to pačiu labai arti yra tai, kad galėjo pakišti va Evaldas. Nepyšt proto, eit man
dainuot po kiemo draugų kalėdinio bet tai pakišti, Dainoto varną pakišti. Dainoto varną pakišti. Aš nepažįstu žmogaus, nori, kad aš jau kiščiau jį. Nepakišti dėl to, kad aiškiai čia man to... Nepakišinėčiau, jis liudininkas jau buvo vestuvėse. Na, tai kas... Ką man jį pakišinėt? Ką tu pakišti? Ką man žmogų pakišti gerą, dorą? Tu nesupranti, kaip pakišimas vyksta. Nu, aš nenoriu pakišti, kad jis sėstų. Rimtai, ką blogo Dainotas vardas pada, aš nenoriu, kad jį nuteistų. Alio, važiuoju. Alio. Per ką jūs? Pakišai, Evaldai, tu esi žiūrkė. Aš nenoriu liudininkas irgi būti. Esi skudukas. Skudutis? Evaldai? Čia naujas dėklas? Šiaip nėra naujas, neseniai tai pasidariau. Iš Burgos čia? Ne, iš tapetų. Tapetų? Daug patogiau, namie pilna ir tapetų, ir klijų, ir lipneškės, ir visko yra. Kas ten yra? Dėklas ir pats. Irgi čia tai tapetas? Nu, pažiūrėk, gerai suklijuota. Tas pats tapetas. Wow. Jo, bet Evaldai neapsaugo nieko tapetas. Nu, neplėšiu. Gerai, einam reikalas. Einam dirbti. Visą laiką tas įknisinėt prieš šūdų. Kas gali užsirašinėti? Reikia kompo, ne? Jo. Tai aš planšetę turiu. Gerai, nuo ko pradedam reikės. Tu juokauji. Ta prasme, ten vėl su tapetu? Nu taip, su kuo daugiau. O tai kaip šonus apsaugo tavo tapetas? Kampų neapsaugo, bet ekraną biškį apsaugo izoliaciją, kur išklijuota. Gal tiesiog turi normalų paprastą kompą? Turiu kompą paprastą. Tai gal gali su kompu paprastu rašyti? Oi, ponam netinka su tapetu planšetė. Gerai, galiu visim kompą. Kas čia dabar, kas čia vyksta iš viso? Plytų imitacija. Tai mes matom, kad čia plytų imitacija, čia tapetas irgi. Čia kitoks tapetas. Nu taip, tapetas, tai durniai aš kad plytas klijuočiau ant krepšiuko. Jeigu jisai išsitrauks dabar tapeto aplenktą kompą iš savo, tai tu juokau. Kas yra vėl dabar negerai? Tu nori pasakyti, kad su tapetu yra patogiau negu su Burgos dėklu? Nu tai. Daryk laptopą, dirbam ir viskas. Ne. Kas vyksta? Čia su užraktu pas mane. Sorry, mantelis šitą namuose, tai... Taip, dėl trečio epizodo dabar. Tau dėklas nukrito. Nukrito, ne tavo reikalas, kad nukrito. Kiemo draugai, puikus dylas sutaupyti, nes dabar Burgą pirkite 4 telefono dėklus, mokėkite tik už 2. Taip pat galite pasinaudoti Kiemo draugai X15 kodu, kuris suteiks jums 15% nuolaidos. Arba galite apsilenkti tapetų patys. Baig, ne, tiesiog kodą naudokit ir viskas. Sveiki vyrai, mano vardas Dainotas, aš esu muzikos kūrėjas ir atlikėjas, labiau valdęs dainavimą, esam pas Žygimantą Kepenį, kartu čia kūrėme muziką, esam jo studijoje, kadangi vokalą kaip ir nemokau, bet 15 metų jau daugiau tai darau, tai parodysiu jums, kaip man tai veikia, kaip aš sušylu ir pradėsim nuo keletą pratimų, nieko prieš. Gerai, galim bandyti. Tai va, ir žodžiu, mes pradėsime nuo... Supratau, kodėl sunkiausia bus mano žodis, kad aš nemokėsiu dainuoti 100%, bet kad tu vaidini, kad tu... Tylėk, uostyk šikną, atsiprašau. Atsistokime pečių plotį, atsipalaiduojam ir pradėsime nuo pirmojo pratimo, padok, jeigu gali tonikamų. Ok. Čia ne copyrightins mums šito? Va čia jau viskas Žyga rankose. Čia jau viskas Žyga rankose. Nes čia įsidisi girdžiu. Bet dabar... Man! Hebra, nes... Ok. Pala čia copyrightina labai kodėl. Parodysiu pratimą ir kartuosim kartu. Kartu. Ir 2. Į viršų. Čia galima į viršų su šito pratimu dar kilt kažkur. Man reikia, kad jūs sušiltumėt truputėlį. Aš taip su Gabija apšilinėju. Dabar, Hebra, darysim, kad greitai įprastų mūsų lūpos dirbti. Mame, mimo, mame, mimo, mame, mimo, mu. Mame, mimo, mame, mimo, mame, mimo, mu. Dar kartą. Mame, mimo, mame, mimo, mame, mimo, mu. Mame, mimo, mame, mimo, mame, mimo, mu. Palauk, Žygi. Dabar būkit gerai, kadangi jau taip matau, kad Safas jaučiasi po vieną dabar. Okay? Mame, mimo, mame, mimo, mame, mimo, mu. Mame, mimo, mame, mimo, mame, mimo, mu. Aha. 3, 4. Mame, mimo, mame, mimo, mame, mimo, mu. Mame, Labai gerai. mame, mimo, mame, mimo, Labai gerai, nėra labai gerai. Mame.
Tai tu rotas. Su pirma, ne tu. Esi tu imčia. Nepataikai natas, mamais. O dabar... Čia problema yra manizelė. Tai niekaip jo tonacijos nepagauni. Dabar eisim prie kažkokas labiau įprasta ir galbūt girdėta. Mama, mama, mama. Mama, mama, mama. Mama, mama, mama. Mama, mama, mama. Dabar žiūrėkit, paimkite savo 3 pirštus abiejų rankų. Jaučiat, kur yra jūsų baigėsi pilvas. Truputėlį lengvai įspauskite, bet popilvas, žinai, tas jo baigimas jis yra labai reliatyvus dalykas. Tu dabar kaip archyve ieškai. Ištieskit nugarą. Ir kai paimat kažkokį garsą, pavyzdžiui, jauskit, kad ten yra truputėlį toks, kaip lyg juoktumėte. Pavyzdžiui, juokimės. Ir kai juoksitės, jausit, kad tai truputėlį nori atstumti jūsų pirštus, pats pilvas. Nu tai prajuokim. Jaučiat? Saviausia, kad Visą laiką labai, pas mane problema, aš nemoku su garsu juoktis. Tai? Jo, aš darau tą. Kai kvepiat orą, pabandykit nekelt pečių. Aš matau, kad tu pakėlė pečius. Va, matai, kai keliat, čia dėl to, kad prašy aš ašmas argau ilgą laiką vaikystėje ir prašydavo pūsti tą alkotesterį, kad duotų mamai pigesnių vaistų. Mama sakydavo, jūs tik neįpūskit per smarkiai, nes nekompensuos to. Ir mes prie to aparatą bandydavom, kur... Ir dabar parodysiu vieną mažą triuką, kurį daro visi dainininkai pasaulyje. Ir jis yra labai labai simple. Kokainas. Būtent. Išjungiam kameras ir pasilinksminam. Jeigu dabar, kaip pavyzdžiui, stebėjau jūs, kaip jūs dainuojat, paimkim garsą. Dabar greitai pažiūrim į kiekvieną. Pažiūrim į burnas, lygiai taip pat. Matot, nėra veide jokios ekspresijos. Paimat garsą ir jeigu padarysit dirbtinę šypseną, garsas iškart prašviesės ir galėsit daugiau ir ilgiau jį tęsti. Ir visi kartu pabandom. Dabar šypsena. Girdit net ataką kitokią. Dabar pabandom tą patį pratimą su šypsena. Smagu. Štai gal pradėsiu vokalą pamoką. Ai, teisingai, dabar sušilsim. Dabar kutens, ko gero, kad gali būti, kad kutens. Jeigu kutena, truputėlį bandykit... Nesakykite tėvams svarbiausia. Jo, dabar nepasakykime, jeigu kutena. Čia yra esmė. Tarp mūsų tegul būna gerai. Jeigu... Atsveikim šypseną. Liuks. Labai gerai. Labai gerai. Amerikiečiai vaikai pirmadienį mokyklai. Tada į antrą aukštą. Tai kokią dar dainą padainuojam? Žinau vieną. Šiaip galim tą padainuoti. Hei, labas. Kur tu eini? Och tu. Okei. Koks tavo vardas? Tu, Mačkuršys. Hei, labas, labas. Žinau, žinai, kokią galim. Mums trūko vieno tavo žvilgsnio, vieno mažo tavo žvilgsnio, to lengvumo ir tiesos, ir tos vaikiškos drąsos. Nieko nekeičiau, geriau ir nebūna man tobuli tavo netobulumai. Bet tavęs, Atsiprašau, vyrai, žinokit, akivaizdu, kad turime geriausią šiandienos mokinį. Man tai tu puikiai dainuoji. Ačiū. Puikiai. Nėra kas geriausias, nes jūs pažįstumėte ant metų. O, ne. Aš tikrai nebuvau tavo vestuvėse, nebuvau ten. Palakas liudininkų. Aš dabar negaminsiu, kas liudininkų. Norėčiau, kad būtų liudininkų, kas paliudytų, ar buvai tavo manto vestuvėse. Buvo. Ir tu buvai, ir tai. Aš nebuvau. Tu nebuvai, palauk. Bet tu buvai. Aš buvau. Mes trys buvome. Tikrai buvo, atsimenu, tikrai buvo. Žiauriai gerai buvo. Žiauriai smagu buvo. Prisimenat, kai mes visi vienu metu. Nieko nekeičiau, geriau ir nebūna. Man tobuli tavo netobulumai. Vyrai.
Ačiū gerbėmėjai. Ačiū labai. Ačiū Kebra. Didžiulė pagarba, jūs tikrai galite dainuoti. Dainuoti nėra sunku, tai yra tik raumuo. Ačiū tau. O dabar atskleis paslaptį, kuris su tavim susisiekė ir... Ne. Kas? Ne, aš dėl žaidimo, ne, aš čia neprakau. Tiesiog, kad, o kam čia dabar reikia? Aš pajuokavau. Čia jo sugalvota, išpirkai man. Čia jo sugalvota. Taip, išėdė. Remi fasolės. Man atrodo, kad dainavom pamoka su Dainotu Varnu yra Safo. Manau, tikrai Safo. Jisai man tą pažįsta, tikrai ne mano. Gali būti net maža tikimybė, kad jisai kad labai gerai pasistengia, nes jeigu jisai sugalvojo, kad Dainotas Varnas dėl Manto, nes jo draugelis ir dainavimo pamoka dar prikolas, nes žino, kad aš dainuoti nemoku, kad tai gali abiem plius minus tik, bet mes žinom akivaizdžiai, kad labiau vis tiek ant Manto metimą išėjo. Tai Safo toks ir blefas ir viskas, aš netikiu Safo beveik niekur ir Safas neturi pokerio veido. Aš manau, kad jis neturi pokerio veido. Nes atrodo jo, Mantas galimai parinko, bet tada taip pat ir pagalvojau, kad jo, čia dalykas, kur Evaldas tikrai galėjo pakišti. Čia akivaizdžiai mano dalykas, Dainotas yra mano vestuvių liudininkas, apie ką mes kalbam. Tai prasme, dainavimo pamoka, kuriam čia aktualu iš jų. Šitas tai mano, atsiprašau tikrai bernai, kad melavau, jūs turbūt, kaip žiūrėsit po to įrašą, matysit, labai neskaniai melavau, tikrai, bet buvau priverstas ir įspaustas į kampą, bet čia buvo mano. Tai Evaldo dabar nėra, bet mes dabar mesim su Safo pamarskomus, kas trauks kitą dalyką. Nu ką, tai duok man tada? Na gerai. Metam pamarskomu, gerai. Ir pamarskomu. Gaila. Traukiam dabar daiktą, kurį visi kartu varysim pirkti. Aha. Toks daiktas. Gitaros pirkimas. Gitaros pirkimas. Nu tikrai ne mano. Okay. Gitarą perkama, ne? Kodėl tavo 3 veiklas įdėjo? Neturėjo būti palygyti. Aš galvoju. Tai ką varom gitaras pirkti? Padainavom, dabar gitarą pirksim, kai yra šį tobulą svajonių bardo diena. Tai man tai. Negalvoju. Ką? Bet čia jau jums netrodo, kad čia jau labai pakišinėjimas manęs. Tada kiaušiniai Safo. Aš tavęs turiu, dabar piškį sekundę, aš noriu, kad pabūk rimtas, gerai? Pabūk, prašau, rimtas. Tu nebandyk iš mano veido čia išgaut kažką. Bet surimtėk dabar, jeigu čia yra ne tavo, jeigu čia mano, tai tu nesijok, tu būk rimtas, gerai? Bet jeigu čia yra tavo, tada tu biškį jau nerimsti, matau. Taip? Ar tavo taktika buvo pakišt man gitarą? Aš nežiūrėjau. Pakišt man gitarą? Ką? Baig. Tai aš tai gitaros tikrai neparašiau. Aš irgi neparašiau. Man nereikia gitaros. Jūs girdėjot, kad man gitaros labiausiai nereikia. Ar tu pakišinėjai? Tau reikia gitaros? Ne, aš tau reikia gitaros. Tu pakišinėjai mane. O tu pakišinėjai save gal? Bet tau reikia gitaros. Nes mes visi pirksim daiktą iki 100 eurų vertės, susimetę po 33,30. Kas laimės balsų daugumą, kam priskirs tą daiktą, tas ir turės teisę jį pasilikti. Tai čia gali ir laimėt ir laimėt pralošt arba pralošt. O kiek tu turi gitarų? Dvi. O neturi tu ten tokią dėklą, kur grinai 3 trūksta? Tu žiūrėk, kaip aš tau rodau. Namuose tokia. Pažiūrėk, kaip aš tau rodau. Žiūrėk, kaip rodau. Nu. Mimo. Ką tu čia darai dabar? Nu tai sek. Kas šuo? Sek. Ne, jeigu šuo būčiau, sakyčiau, gaudyk. Vaig, nu man tai yra šuo. Oi, vizgina uodegą. Parnešk, ateik čia. Eik čia. Gerai, ateik čia. Man tai. Eik čia. Gerai, mes einam. Viskas, mes einam. Man tai. Safai, turi maišiukų? Ne, tu turi? Aš neturiu. Tai užkas. Oi, gerai. Geras tik žaidžia. Įspjauk, kas valgai, įspjauk. Įspjauk, ką turi burnu. Ką turi? Man tai įspjauk. Jaunė? Eik, tu natik, sektuką visą suvalgė. Dar turi kažką tenais? Ką tu čia vizgini, neverko Ką vizgini? dar turi tenais? Taigi mes atkeliavome pirkti gitaros, būtent daiktas yra mūsų trečioji užduotis, trečioji Tavo veikla, daiktas, sakykim. Mano daiktas. Kažkas iš mūsų užsirašė šitą daiktą, kad norėtų turbūt jo savo, noriu, arba kad kad norėtų kažką pakišti, tai mes įsiaiškinsim vakaro pabaigoje. Norėčiau, kad stygose būtų įdėta cigaretė ir aš tai gročiau. Bet tai čia elektrinė, matau iš... Tai čia elektrinė gal pirksi gitarą. Okay, gerai. Išeina gitarą už 100 eurų. Nu tai einam Tu pažiūrėsim. gitaristas pas mus. Bet tu galvo apsižiūrėjęs, buvai čia, nu tarsi, kad... Yra. Tai ir, Tai tavo, ne, tai- žinai, kad yra. Ar mano?
Pradėkime geriausiai savo oro gitarą. Aš su ukulėle čia. Aš su bandžia. Aš su kanklėm. Atrodo, mano katinas užspringo. Nekreipkite dėmesį, senas jau visai. O šitie cigarai po kiek? Čia yra kobietiški, čia Dominikos Respublikos. Galima po vieną. Gal pabandom nuo gitaros pradėti ir tada prieisime prie smulkmenelių. Kokie jūsų lūkesčiai, ko mes ieškom? Aš norėčiau tos gitaros, kur atsisėdi, jinai atsiremia čia ir kad būtų su pagalbiniu tuo jo. Su smičium? Jo. O kiek stygų turi būti? Aš norėčiau klasikinės 4 stygų. Na, atrodo, kad ant tiek talentingam žmogui galima pridėti ir nuo 6, kaip tu tokia. Aš manau, tu viską su ją sugrosi. Nuo laužo dainų. Aerosmithus eina groti su šitą? Aišku. Aš manau, kad Aerosmithai su šitą ir pradėjo šiaip. Gali būti. Bet matau gitarą ne tau. Aš girdėjau lengviau groti, jeigu prisėsim. Žinai, kad visi muzikantai visą laiką svajoja apie Fenderį. Čia yra Fenderis. O čia yra Fenderis. Reikės tik truputėlį labiau nusibausti. Šiaip va čia irgi, manau, kad dauguma tų veiklų buvo ant tokių užkišnėjimo vienas kitam. Tai aš manau, kad šį kartą buvo vėlgi pasirinktas toks atvirkštinis variantas, kad vis tik Mantas pasirinko gitarą ir galvoja, kad labai siejama yra su Mantu toks dalykas. Bet galvos, kad pakišo arba aš, arba Evaldas. Aš manau, kad gitara yra Manto. Nes jisai nebe 100, jis vos virš 100 kainuoja. Vos. Nu, vat matot, čia jau... Aš nežinau. Man tai tinka, pavyzdžiui. Bet žinai, ką aš visą laiką sakau, imk tą, kurį geriausiai atrodo. Man geriausiai atrodo tos, kur iki 100. Šita tai biškėl panašiai į seną spintą mačiutės. Tokia sekcijos spalva. Jeigu turi sekciją lakuotą iš Rygos. Bet įsivaizduoju, kokia čia keista spinta būtų. Nu, man telė tavo rungtis, kurios norėjai. Aš tai šitos. Bet jis labai nori, aiškiai jam keliaus. Kaip vaikas jisai. Kokias nori gitarė? O tikrai grosi? Barelį lankysi? Ir papildomai grosiu namuose irgi. Ne, namuose tu negrok, nes užpisi labai. Su motina negalim nei mylėtis nieko, labai išmušė ritmą mums po to ten brazdinimą. Tai aš mokausi dar tik tai. Patį liekiau. Kažkada gerą ritmą padarysiu. Matematiką galėtų. Kažkada bus žymiai lengviau įmylėtis, kai aš grosiu. Bet aš manau, bet kuris variantas bus teisingas iš šitų dviejų. Ne, nu gerai, Fenderis. Fenderis? Fenderis. Visą laiką yra instrumentai gražiau skamba tada, kada jie yra vienam kambarį ir groja kartu. Negu kad kai tą darai vienas savo mėgamajam. Tai aš dar dovanoju šitą švilpuką jums. Ačiū labai. Prie gitaros, kad galėtume daryti džiamus kiekvieną vakarą kartu. Vienas gros gitarą, o kitas švilps į birbinę, ne? Gerai, kad dovanojat, nes jau planavau nušvilpti ir ar taip. Aš žinau, kad gitara yra ne mano, bet jinai akivaizdžiai man buvo skirta. Aš supratau šitą ženklą. Čia yra krikštatėvio arklio galva palikta man. Aš suprantu, kad arba žudys mano vaikus dabar, arba čia grinai ant mano bandė pakart ant mano kaklo. Ir va čia yra grinai safo braižas. Čia yra safo braižas, čia yra žirkiuko braižas. Primesti kažkam kitam, aš galiu garantuoti, kad jeigu jungtume dabar Google, pas jį būtų, kiek kainuoja gitara. Ir tikrai jis nežinojo, ar galima iki 100 eurų nusipirkti. Ir kai rado, kad iki 100 eurų galima nusipirkti gitarą, jis toksai. Kačink turim. Pas tave raktai? Pas man turi būti? Jo. Ne, neturiu. Aš nesuturėjęs raktą. Pas mane tada? Pažiūrėk. Kur aš juos palaukti sudėjau? Oho, kiek mitijų. Šitą aš gal paimsiu. Nuo kada čia tiek daiktų? Nu bent jau nuo kalėdų tikrai. Sudėjau garantijos, nepamesk, jei gali šitą. Tu imk jau, aš man. Čia kam? Tam mažam pomidorui jaučiu, nežinau. Okay. Šiandien 4 gigų. Čia mano. Okay. Gal tu mano kortelę turi šiandien. Sveikinu. Kodėl? O, šitą. O, dar yra ir. Ir pilnų dar yra stebuklinį. Šitai geri. Aš nežinau, pas tave daugiau daiktų kišenį ir proteino dabar. Labai žinau. Dar buvo? Buvau pasilikęs juodai dienai. Ir pultelis mano. Jo, sorry. Vo, kur, blemba! Mes raktai. Raktų. Raktai, tiesa. Čia ne mano, susukė.
Aš neturėjau baterijos. Neapsikeitė atskirus striukė. O, čia man striukė. Čia tavo striukė. A, čia atsikeičiam. Apsikeičiam. Duok, pakeičiam. Kaip čia taip gavos? Ne, tau užsimečiu eidamas. Oi, įdomiai gavos. Visiškai man striukė, man. Nu, o klausyk, tu gal turi micijų botanėlį tada pieną? Ne, žinok, suvalgiau visus. A, ne? O, raktai. Ne. Ai, ne, pas mane džinsuose tiesiog. Va. Eldai, einam. Žiūrėk, Eldai. Aš to ateisiu, jūs galite taip. O, micijų dar vienas. Tai ką, sveiki sugrįžę nacionalinio transliuotojo žiūrovai į mūsų studiją. Ir dabar išsitrauksime, kur... Kodėl tu trauki? Bus dar viena veikla. Beje, kad viskas dar labiau susijauktų, gali būti ir organizatorių lapelis su veikla. Tačiau gali ir nebūti. Alaus degustacija su Jonu Lingiu. Opa. Gerai, alų mėgstam visi. Čia jau bet kurio dalyko Čia jau. gali būt. Čia mantelio dalykas bus. Aš pažįstu Joną. Kiaušiniai ir alus. Aš Lingę pažįstu. Bet jūs žinot, kad aš Joną pažįstu. Aš nežinau, kas yra Jonas Lingys. Jo, bus čia jo dalykas. Nežinau, kas yra Jonas Lingys. Varom. Bet jis ir Dainoto varną nežinau. Taip, tai sakai, mano čia rungtis, ne? Visiškai tu atvedai čia mūsų. Mano rungtis? Aš sakyčiau Evaldo čia rungtis. Aš sakyčiau iš viso kitaip, kad čia yra sistemos apgavystė prieš mus ir jūs paminėsit mano žodį, kad čia nėra nei viena iš mūsų rungtis. Bet čia yra mano nuomonė. Ne, visiškai savo. Simonai? Gerai, nu tai manau, kad susirinkom padegustuoti Tai viskas. gerb aliuko. Nealkoholinį. Nealkoholinį. Ir šiandieną su mumis yra Jonas Lingys. Aš iš karto pasakysiu, jau Bernam sakiau, kad su Jonu mes pirmą kartą susitikom ir susipažinom dar labai seniai, kai mes su Katleriu darėm vieną projektą ir ten jisai irgi mus vedė, bet ten ekskursiją vedė per gamyklą. Ir po to laiko nesimačiau, nieko negirdėjau apie jį, visiškai negalvojau ir taip dabar netikėtai gavosi, kad vėl Evaldas pasiūlė su Jonu. Ir aš prisimenu dar, kai aną kartą mes su Katleriu vaikščiam ir sakėm, kad jisai grynas Russellas Crowe. Ir dabar žiūriu, eik tu savo, tu žinok, tu labiau dabar kaip Russellas Crowe atrodai negu Russellas Crowe. Tikrai. Ačiū. Jo. Kol dar netradau barbecue, daug maisto ir daug nealkoholinio alaus. Jo. Tu bręsti kaip geras vynas. Tai tu sakai, kad turi tokį santykį su Jonu, bet nėra čia tavo sugalvota veikla. Aš nežinojau, kad čia Jonas bus. Nes su Dainoto varnu irgi įdomiai ten buvo kažkaip. Dainoto vardu ten įdomiai gavosi. Jo, ten įdomiai. Visur kol kas įdomi, kad gitarą po to pirkai įdomi. Tai kiek jūs manot, kad mano čia yra čia jau ketvirta mano? Man atrodo, kad tu nusipirkai šitą visą epizodą. Okay. Tu į filmavimus pradėjai žiūrėti kaip į atostogų dienas. Kaip tau, Evaldai? Tu ir sugalvojai idėją, kuo daugiau veikti per Iš dieną. 4 esančių dalykų, bent kažkuris vienas tikrai yra tavo. Kaip tu apsiverčiai Ne vieno. dabar mane? Tu pasižiūrėk, kaip tu vieno galvoji. mano, nėra. Nes aš sakau, mano, Pasakyk į kamerą, kad nei vieno tavo nėra. Nėra dar nei vienos mano užduoties dar ir nebuvo. Užduoties maisto. Bet tai dabar dvi likusios bus tavo. Nieko nebuvo. Dvi likusios bus tavo. Dvi likusios tavo. Gali būti. Ne, tai taip tada Nebent dar bus dar matematiškai. Nebent bus dar siurprizas. Atsiprašom labai, bet Palabiškijonai, sekundai. Tuoj mes to įsiaiškinom. O tavo tu manai, kad irgi nėra? mano vienas gal buvo. Tai labas, Jonai. Labas. Kokį jūs šiaip santykį turit su nealkoholiniu alum? Labai nesveika. Mylim, pykstamės, išsiskiriam 3 mėnesiam, grįžtam, tada susitaikymo tas sueiga būna katastrofinė. Bet ilga susitaikymo sueiga būna. Ilgai taikotės. Jinai ne kiek ilga, bet kiek intensyvi per trumpą laiką. Tada iš kitų santykių ateina žmogus ir sako, tu jau turi problemą santykių su šitame ir tada vėl 3 mėnesius sušalimas santykių. Pas mane labai toksiški santykiai. Nealkoholinis alus norėtų, kad aš irgi nealkoholinis būčiau. Ir kas blogiausia, kad aš į šituos santykius įėjau būdamas santykiuose dar su kitais nealkoholiais. Ir tas paaiškėjo vieną dieną. Ok, ir tada prasidėjo jau... Jo. O šiandien mes visi susitaikė? Pas mane neblėsanti meilė nuo 14 metų. Aš irgi nealkoholinį panašiai pradėjau turbūt ragauti ir labai... Tada pilna buvo tų nealkoholinių. Jo, kai tau 14 buvo, kada palauk? Aš labai mėgdavau puslėm nealkoholinį gerti. Pradžiai pradedant ragauti, gal norit kas biški statistikos pažert. Kaip galvojat, koks yra populiariausias pasaulio gėrimas? Vanduo. Tas, kur bandai apgudrauti klausimą. Tikrai vanduo? Tikrai vanduo. Taip sakai, žmonės sako, jo, gal ten alus, tai aš labai norėčiau, bet ne. Tikrai. Antroje vietoje? Nu tai gerai, tai alus tada.
Ne. Limonado. Arbata. O alus yra trečias ir šitoje vietoje, kas faina, kad jisai praktiškai tarp antros, trečios vietos visą laiką būdavo susipinęs visą žmonijos ilgą laikotarpį. Su arbata? Jo, kai atsirado arbata, kai žmonės pradėjo gerti daug arbatos, jau tuo metu daug būdavo labai nealkoholinio alaus ir jie labai daug ragaudavo. Bet šiaip visiškai nesąmonė, kaip tu gali iš ryto arbatą, pavyzdžiui, gerti? Nesąmonė. Alus yra vienas seniausių pasaulyje gėrimų, kuris atsirado tyčia ar netyčia, čia jau sunku tą patvirtinti, bet realiai tai buvo tam tikrų civilizacijų išsivystimo lygmuo ir lygis. Jeigu civilizacija kažkokia šalia turėjo alaus šalia, tai buvo ir mokesčiai pirmieji taip atsirado ir apskritai tai buvo... Tai aišku, ant nealkoholinio akcizo iš karto. Taip, nealkoholinio akcizas atsiranda ir iškart maksimai tada tampa labai įsivyščius. Per visą žmonijos istoriją mes esam aukščiausiam pakilime, fainų, subalansuotų skonių, geriausių pasaulyje aludarių, kurie kūrė šitos... Bet čia yra posakis gimiau nei per anksti, nei per vėlai. Absoliučiai taip. Jūs žinot, kokie yra pagrindiniai ingredientai alaus? Mielės būtų. Taip. Apynys būtų. Salyklas. Ir tada jau ant durniaus galima. Ir vanduo. Gal ir vanduo būtų neblogai, nes 95% vandens. Kaip geriausia talo ragaut? Nevaldai. Galvojau greitai, atsakymas greitai. Ne, bet kad ir geria ausis dirba pasiekti. Aš vis laik siūlau padaryti tokius kelias žingsnius, pasižiūrėti spalvą. Tai pagal spalvą mes galim spręsti kelis dalykus. Dažnai žmonės gal skirsto alų šviesus, tamsus, kvietinis. Žmonės dažniau žmonės taip skirsto. Tai gali būti. Žiūrint į alų, jeigu mes matom kažkokį lengvo gintaro šiaudą spalvą, mes galim spręsti apie tai, kad jis tikėtina, kad bus šiek tiek lengvesnis, neturės tokio grubaus kartumo iš salyklo, neturės to degintų natų, šokolado, kakavos ir panašiai. Kitas dalykas, mes pauostom. Ir alus. Atsakymas, alus kvepia alumas. Ne, man žinot, ko kvepia. Jie traukia ir aš girdžiu, kad kažkas man iš tolis šaukia. Valdai, kubilas jau geros temperatūros. Ir fore. Hints of blackout. Labai svarbu dabar pasižiūrėti dar kitą dalyką, kai išpyliau su puta. Matote, yra tokie liekantis puto žiedai. Ką tai reiškia, čia gerai ar blogai? Labai gerai. Labai gerai. Čia reiškia visų pirma švaru. Švaru. Baby. Taip. Tu galvoji, tu čia su naujokais? Man atrodo, kad aš... Tu čia mums dabar aiškinsi, kad... Man atrodo, kad aš kalbu su savo... Lageris yra tamsus alus. O dar klausimas, į degustaciją šiaip įeina parūkimas? Prašau? Geriau atsiskleidžia. Į degustaciją šitą priklauso parūkimas? Negalima per degustaciją rūkyti cigaretėm, tai juokauju, tu dėš. Ką klaus norėti? Sakyk nieko. Sakyk atsiprašau. Nieko. Tai apie suktinę šnekėjau. Dabar žmogus kalba. Tu supranti, kaip jaučiamės mes dabar prie tavęs visą laiką. Kartais. Mankas. Jis prarandinėja R raidę jau pavyzdžiui. Prarandinėja. Bet čia tik tai pradžia. O tau dasideda jo skiemenų daugėja žodį. Prarandininėja. Kaip bačiulis išgeria, jam irgi daug M išgeria. Yeah, brother. Dar trupučiuką veikia visi skonio receptoriai. Labai noriu, kad jūs dabar žinot, kadangi kaip reikia ragauti, noriu, kad jūs pasakytumėte, ar panašus šitas alus į pirmą, kurį ragavome. Vyrai, pradžiai reikia... Atsiprašau, gal galima tarp alų imbierą man biški, kad receptorius nusimuš. Imbiero. Į galvą gali tau smokti. Taip su sušiais, kaip būna. Išmuš tau receptorius. Bet kad taip jau ant manęs išsivažiavo, tai gastrinam bairiškai. Šiaip labai gerai, kad paklausai. Tarp alaus ragavimo. Jo, mat įdomu. Baig. Šiaip dažniausiai būna nuo trečio alaus nebesusišnekam. Gerai, nenorėjau nieko čia būti. Jisai baltuoja, jisai gali mušti jūs netyčia pradėti, žinokit. Mes jį bandysim sulaikyti. Ne, tai aišku. Jisai lėtas bus. Jisai blogiausias. Jisai lėtai gali trenkt bandyti, bet jūs matysit, jūs galėsit pasitraukti tiesiog nuo to kumščio ir viskas. Būsiu geras, kai pinigų reikia. Tai dabar mes vertinam spalvą. Aha, yra šiaudo gintaro. Gilaus gintaro, babiški šiek tiek tokio nukrasta šiaudas spalvos. Čia reiškia, kad čia yra... Gali būti ir energetinis ir alus. Šviesus salyklas. Per stiklą dar didesnį kaktą. Čia bus pale ale gal netgi į tą pusę. O koks panašiai? Vaisinis pale ale, ne. Čia jau elis. O koks elis čia? Čia yra, aš taip taip. Šiaip jeigu prie elis pridėti safų, gaunas labai juokingas. Važiuojam, publika. Gerai, važiuojam parūkit. Bet aš, pavyzdžiui, negaliu apie vaisius pasakyti nieko. Ar čia yra, žinai, uogos, ar čia
Kokie mangai. Čia labai panašiai kaip yra tokias lengvas... Burokėliai, man atrodo. Aš šiaip nesitikėjau, kad ties antrolumės ir pabaigsim. Galėsim praeiti bent jau iki 4 kokio. Sen, aš esu 3 išgėręs pusę. Svarbu vėl per degustaciją kelnių neprisiminti. Tai gerai, tai čia jaučiasi, čia yra daugiau alus išreikštas apiniai, čia daugiau jaučiasi, kaip teisingai visi ir pasakėt, tokių apelsino, greitfruto ževelės, pušų šiek tiek, ir jisai yra pusiau elis, pusiau lageris. Dėl ko jisai... Oi, prigavai. Sakėt, kad bet šiaip čia yra sudėtingas dalykas, čia lengva prigauti ir mane būtų lengva prigauti ant tokio turbūt. Lagerėlis. Jisai kvepia kaip elis, bet skonis labai lengvai subalansuotas kaip lagerėlis. Tiek laiko. Jis vis dar nuo savo elis galvoja. Ko mes pradžioje nepakalbėjom, kad bendrai visi alus visam pasauliu yra verdami tik iš 4 ingredientų. Salyklas, vanduo, apiniai ir mielės. Tik jų yra kiekvieno labai daug rūšių. Vandens yra beproto daug galimybių turėti skirtingų, su skirtinga mineralinė sudėtim. Apinių yra apie 200 rūšių. Salykla yra apie 200 rūšių, gali būti degintas, skrudintas, rūkytas ir panašiai. Ir jie gali skirtis rūšim ir net su skrudinimo laipsniu. Kokį pasakiau? Ai, nereikėjo, žinokit, šitą galėjo kažkaip apeiti. Aš sakiau rūdytas, ne rūdytas. Dabar jau pasakė. Duok man biškį šitą tiesiog, ne dėl efekto, bet dėl... Gerai. Ne, bet tokia kaip pertraukėlė galim pasidaryti. Tai aš paskutinį galvoju, kad būtų mums faina paragauti pakankamai gastronominį alų, alkoholinį. Kaip kvepia skaniai. Jisai yra su klevų sirupu, su mėlynėm, tai yra blueberry maple stautas. Bet šitą, pavyzdžiui, alų aš galėčiau atsidarinėti jau toks, kur padarau vakarienę savo ir žmonai, pavalgom vakarienę, atsidarau, įsipilu taurę ir įsijungiu tada kokį nors filmą. Ir taurytę, atsigeriu vieną ir toks, kur žinau, Transformeris. Pasidaręs prancūzišką vakarienę. Taip. Viską elegantiškai. Mano pasipuošęs, aš su kostiumu, žinai, ir jau įsipila aliučių. Ir trečią pjūklą. Oi, puikiai. Puiku. Dabar kokia situacija pas jūs dėl kablio, jeigu kablys yra nealkoholinio? Šiaip mes turim visą laiką sprendimą, šaltai tas kablio likutis yra laikomas, tai viskas gerai. Tokiais pradeda nešti. Ir kai neša tokius girdisi. Ką, gal atsisveikinam su Jonu ir einam jau mes tada. Gerai? Nu tai ką? Jonai, Mes jau ne kitą dieną atsisveikinam nakvynę. Nu ką, viso? Jau galit krautis ir mes... Man, tu vairuoji, ne? Gerai. Aš vairuoju. Aha. Pala, tavo mašina neužsikuria dar iš pirmo. Kodėl atrodo, kad tu su rakteliu kaip su kojiniu startė? Ai, jo tiesa, pas jį yra tas, kur paspausti reikia. Gerai. O, maloniai, pagarsink muziką. Alaus danguje nėra. Giovanni, tu p***. Jeigu tai tas surprizas, kurį paruošė, surprizas, sakyčiau, yra alaus degustacija, tai yra triukas įkištas mums. Arba simukas kiaušinį prie kiaušinio įstatė. Va čia irgi jo dalykas, kur tikrai atrodo, kiekvienas iš mūsų galėjo pasirinkti alaus degustaciją, nes tikrai nevengiam alaus, kiekvienas iš mūsų. Bet žinokit, mano spėjimas būtų, kad irgi labai mėčiausi, bet Mantą, žinokit, sakyčiau. Nu tai, ar nenorit valgyti? Norėčiau. O nėra, kad dabar mums veikla bus vakarienė? Žinegėrė, tu alaus tam pakorinė, kas į brišlį kalba. Nu ištrauk, pažiūrėsim, kas dabar laukia mūsų. Kažkurio iš mūsų vakarienės vieta bus nuspręsta Evaldo traukimu ir Evaldas ištraukė, skaito, kad tai yra... Aš nepatikėsit. Ne. Vakarienė pas Gitaną Nausėdą namuose. Nepatikėsim. Jo, nes vakarienė būsi trečias. Ai. Kažkai sugalvoju. Kodėl mūsų? Palaukit, žiūrėkit. Lemba, kaip mes visi mėtom vienim kitų. Žiūrėkit, 3D šachmatai, 3D šachmatai. Būsi trečias. Būsi 3D kūrų. Okei. Aš supratau, kad bernų svajonių diena, tai kaip bernvakaris visą dieną vykstantis. Nes mes ką tik buvom kur? Degustacijai. Mes varom vakarienės į būsi trečias. Kur? Irgi galima degustuoti. Galima pavalgyti, galima ir padegustuoti. Taip, ko ne. O ko ne? Aš tai jau žinau, kad... Kas vairuoja. NDM2. Pabaramalė U. Vidurinis tikras, važiuojam. Gerai, o dabar vaidinam blaivus.
Aš žinot, ko norėčiau paprašyti, kad būsiu trečias, paaiškintų, kodėl jie yra būsiu trečias. Ir duotų mums tai padaryti. Jūs nežinot? Keista, kad kažkuris iš jūsų tai parašėt, bet nežinot nei vienas, kodėl jie yra būsi trečias. Keista, kad tu žinai. Taip. Keista. Būsi trečias, kuris parašė? Ką? Būsi trečias, kuris parašė? Žinoma, kaip su Evaldu bus sunku, nes nesigaudys. Vakare jau jisai nakvynės vietoj jisai nesigaudys taisyklėse. Žiūrėk, Evaldai. Aš vaidinu, Hebra, jūs galvoju, kad aš tikrai esu kažkoks... Aš nepakolė nealą gėrė. Nereikia, visų pirma nekelk balsą. Jo, tu labai jau balso nejautė, čia pirmas dalykas, kuris tave išduoda labai. Evaldai, jau biški per daug sau leidai šitą dainuoju. O, ne, čia baltavimas, ne? Čia jau skaitosi, kad baltuoji esi. Bet taip, nes jis stipriai gniaužia. Ką tu pasakėjai apie mano žmoną? Ne, biški nebaltuoji. Eldai. Savas, čia savas. Čia savas ir čia savas. Iš abiejų pusių tas pats gaunasi. Atsigersi vandens. Savas ir savas. Atsigersi vandens. Samas irgi. Ir žinai, kas dar? Sigis. Sigis irgi. Ką apie tėvą pasakyti? Nieko. Nors nėr tavęs šalia, nors tu toli. Labai! Liūta baig. Skaniai kvepia. Aš manau, kad tu esi žagintojas. Palauk, wow. Ai, ne, sorry, blemba. Sorry, skirtingo žaidimo atėjo. Žagintojas aš. Gerai, valgom šnicelius, ne? Būsi trečias. Kas išrinko? Kas yra labai, labai įtartinai per arti mano namų. Man jeigu reikėtų nukreipti 2 revolverius į įtariamuosius, aš juos nukreipčiau labai aiškiai. Same senior. Aš sakau, ir kas man yra šiaip labai labai jokinga ir šiek tiek, iš tikrųjų tai šmaikštu yra, kad jūs stengiatės šiandien daugelį veiklų sumesti ant manęs. Tu durnas vėl, kodėl? Gerai. Nėra čia biškas susireikšminimas. Gerai, palabiškas, stop. Dainavimo pamoka su Dainotu Varnu, su mano liudininku. Įdomiai. Ką aš manau, kad tavo tai yra. O kodėl jo? Dėl to, kad jisai pažįsta Dainotą irgi. Kad per daug gerai pažinojai, kad nepaimt šito. Kad būtų obvious ant Safą sumest. Kad aš įtikintum mane, kad balsuotų už Safą. Taip. Tu nežinojai jo dainos nei vieno. Ne, tai dainos. Kas jisai toksai, tu klausai. Tai dainos aš nežinau. O tai koks, kaip jisai, kas toksai? Būsi trečias, mano variantas yra. Dėl ko būsi trečias, iš mano konkurentų, bičiulių nebuvo tokių spėjimų, tokių išvedžiojimų, kodėl tai galėtų būti mano variantas ir aš turiu paaiškinimą dėl to, kad šitam projekte tikrai neretai aš būnu trečias iš 3. Ir čia tiesiog simboliškai pasirinkau, būtent per šią prizmę pažiūrėjau, kad būsi trečias ir aš manau, kad šį epizodą aš nebūsiu trečias. Ir tu žinai, kad aš nemoku dainuoti ir tu paėmėjai specialiai. Mes esam dainavę per paskutinį sezoną. Šitas pilnumoje, Evalda. Šitas algus. Kodėl mama? Lėžai logiką, nes tu visą logiką. Ačiū, kad padarėt. Ačiū, kad padarėt. Sudėliausią dieną. Tu dabar visiškai Ačiū, kad tu taip padarai. Aš tau mesiu iš guliašų į snukį. Mesiu iš guliašų į snukį. Jisai viską permeta ir dėl visos dienos ant mūsų, kad neva, ta prasme, mes blogiečiai, kad su dieną. Ta prasme, tu ant savęs kažką apsiimu. Tu nei vienų, nebuvo tavo nei vienos veiklos. Ir mes sugrįsom visą dieną, dabar kad čia traskomės ir panašiai. Ne, vyrai, nemeluojam. Vyrai. Ir jisai, o nėra, kad jisai pusdienį apie Dainoto vardą japina. Jo, seniai, aš sakiau tiek apie Dainotą, kad aš jį pažįstu. Mes minimaliai apie išnekėjom. Jūs jau čia tavo visą laiką, sakai, tai buvo pusdienis. Vyrai, aš prisipažinsiu. Visos 4 kol kas buvo mano veiklos. Nu čia irgi šlikštu, ne, čia absurdas, negali būti taip. Gerai, tai kieno yra, pavyzdžiui, dabar šitas būsi trečias? Safa, nes tau užmetė. Šiaip tikiu šitą. Ką tai? Aš noriu pažiūrėti Ar aš durnas dabar? Tu nesi durnas. Bet ne, kad nepratingas, tai faktas, aš žinau, bet... Aš manau, kad viskas spręsis dabar, kur mes nakvosim. Jeigu nakvosim labiau Safo vietoj, vadinasi, čia tavo vieta buvo. Kas yra Safo vieta nakvojimo? Šiltai pataluosis. Labai kažkur komfortabiliai. Kur yra patalinė, bet su miegmaišiu. Aš manau, kad Safas yra vakarienė.
Gerai, palieku. Aš manau, kad Safo yra vakarienė mūsų trečias. Mes trauksime paskutinę likusią vietą, tai yra nakvynės vieta. Ir žiūrėsime, kurgi mes keliaujame dabar su 6 lapeliu. O mes keliaujame į... Nakvynė energetikos ir technikos muziejų. Eik tu. Dėl to tokia reakcija. Ar tu debilas esi? Mėgiks mažodžių gal? Sorry, čia tavo šūdai. Muziejui mėgoti? Tau, tai manto čia dalykas. Eik tu. O tu juokauji, man. Ir dar su mėgmaišiais. Man čia tokia Safo vieta. Ir tu juokauji, tu nesupratai. Čia tai, ką mes prieš tai kalbėjom, jis viduj pasiėmė su mėgmaišiu. Bet jis jo nėra. Sen, jis viduj su mėgmaišiu pasiėmė. Aš beveik garantuoju, kad... Kūrinėjo tai, kad tipo, Safas pasimtų viduj su mėgmaišiu. Bet šiaip ne, Safai, nemeluok, šitas yra tie... Ne. Safas pasimtų viduj su mėgmaišiu. O davai varam prie energetikos muziejus. Laukia tiesiog mėgot su mėgmaišiais. Varam, laukia mėgotam Safai. Viduj gal. Sen. Šiaip tai labai įdomi diena buvo, aš tiek daug melų pamačiau iš jūsų visų. Ir kas buvo keista, jūs net nebijojot tose vietose, kur buvo jūsų pasirinkimas, sakyti, jo, čia aš. Karts nuo karto, jo, buvo įdomu tą pasakyti, kur, jo, prigavot. Bet buvo ir daug nevientisumo, kur kartais sakom, kad čia mūsų, kartais meluoja. Ten matyt, kaip, pavyzdžiui, mantelis kas minutę keičia savo iš vieno į kitą, tada ant savęs permeta, tada permeta Safui ir taip, žodžiu, bėgioja. Žinai, dar koks įdomiausias yra taškas, kad tu žinai, kuris yra konkrečiai tavo ir kaip tu matai, kai kažkas iš tikrųjų, čia bus man, ar tu toks sėdi. Tai čia aš taip pat iš šono atrodo. Aš taip pat klūglės atrodo. Gerai, tai... Nuo pirmo pradėkime. Jo, kiaušinis. Visi pasirinkot skirtingai kiaušinį. Ir kiaušinis buvo Safo. Brolyti. Tai atsakė tik tais Safas pats savo. Bet tai tau čia nėra dėl ko džiaugtis, kad tu atspėjai, kurį pats sugalvojai. Yra tiesos, jo, aš suprantu. Bet kartais gali ir pasimesti. Dabar žiūrėk tie sekančių. Nu, su dainavimo. Dainavimo pamoka su Dainotu varnu. Pasirinkot irgi skirtingai. Tai atspėjau tik tais Manto. Nes čia Manto. Taip. Tai čia man irgi kažkaip dabar. Nu tai aš jam tik norėjau įrodyti. Ne, taip tai nesmagu tada. O tai ką jūs? Tu galvoji? Aš sakiau, kad Evaldas. Jebra mano vestuvių liudininkas. Jo, bet aš galvoju, grinai, Evaldas pakišo tiesiog. Ir aš maniau, kad jis pakišo tiesiog. Safai pripažink. Žiauriai atsiprašau Daino, tai aš susipažinau ir labai fainas žmogus. Aš nežinojau Dainoto varno. Visiškai. Visiškai. Taip, bet aš... Kaip aš pakišiu, nežinau. Aš galvoju, kad ne tik, kad nebūtinai pakišiu. Aš tokį epizodą pakišiu Paulių Kišiliovą. Gerai. Bet aš maniau, kad tu sugalvoji vokalo pamoką ir tau prikabino Dainoto varną jau prodiuseriai. Mano buvo tokia. Kas irgi kvaila, nes Kas irgi kvaila, nes neturim prodiuserių. Trečias, gitaros pirkimas. Šičia vėl pasirinkot skirtingai. Ar tu juokauji? Nu, come on! Yes. Evaldas. Eik tu! Fenderiukas. Mano Fenderiukas, taip. Už 100 kiam. Šitas skauda, šitas skauda. Tikrai galvojau, kad, žinok, 100% galvojau, kad tu. Alaus degustacija. Evaldas pasirinko siurprizą čia. O va, vienintelis per visą žaidimą. Safas pasirinko Mantą, Mantas pasirinko save. Čia nebuvo. Būsi trečias. Šitą atspėjot visi. Safas. Jo, šitas, žinok, easy. Kodėl? Ne, nes čia bambuzlinsi Mantą ant Manto. Aš tai galvojau, kad netyčia įvyko switcherų, kad Mantas kiaušinį ant tavęs metė, o tu ant jo šito. Aš pasirinkau dar simboliškai dėl to, kad būsi trečias, nes aš būnu trečias visada. Ir kad visi trys buvom, ten ir panašiai. Tada taip protingai. Trys lėjai. Mes tavęs tik už tokį protingai neužskaitėm, tai dėl to nepagalvojom. 3, 2. Aš nelaimėsiu. Ir dabar liko muziejus. Mantas laimė. Atsakėt visi teisingai. Visi? Visi atspėjau, kad čia Evaldo. Ne, aš tau melavau. Tu gaidį! Aš tavim
niekada netikėsiu. Net tada, kai jau Bet mes jisai nebežaidėm, tu žaidėjai toliau. Ai, tu ką jis tavo apmelavo? Aš negaliu nustoti. Ką jis tau sakė? Meluoti yra liga. Meluoti visą dieną yra maloniausia. O ką jis tau čia primėlė? Papasakok. Sako, beje, žinai, kur mano vieta? Sakau, nu, ten įrodo į Gedimino pilį, sakau, Gedo pilį. Ir aš vienu metu galvoju, tu debilas, tu galvoji, kad mus į Gedo pilį leis nakvot. Nu, gerai, tai turbūt Aistė susimuku pamatė, kad kažkas parašė Gedo pilį, galvoja, nu tikrai neprašysim Gedo pilies, kad įsileis. Mano pirminė idėja buvo tiesiog naktis muziejui. Okay. Ir aš galvojau, kad užsikabins gal Safas, nes čia tokia manto idėja. Ir mes kai patėjom ir jūs, nu tai jau Evaldas čia su elektronika, aš toks, o jo, blėt, aš elektroniką studijavau. Aš jau šitą gyvenimą palikęs už nugaros. Okay. O palauk, Simonai, o tai tada surprizas visi kažkoks buvo iš jūsų pusės kažkiek? Nieko, tu tiesiog iki galo čia dabar tempiai ir... Oi, tiesiog. Nesmagu buvo šiaip meluoti visą dieną. Oi, meluoti žaidimus, kurti alijansų strategijas, skalpinti sistemą kažkurioje vietoje, kur vapšė, žinau, kad čia mano dalykas. Žino, draugai, gana tų melų. Aš jūs dievinu. Kodėl, kas tau čia, ar tritas? Tau atrodo, kad mes personažai ir nematom, kad tu 3D rodai ranką va taip sučiurkia. Mes debilai esam. Simonai, ar gerai meluojam šiaip mes? Kaip jum iš šono atrodo, ar mes geri melagėliai? Kaip pagal tave, kaip tu įsivaizduoji, ar mes išgyventumėm lengvai su išdavystė, laikydami savį? Aš manau, kad man tas Ievai per tą pačią dieną 3 kartus pasakytų, kad išdavė. Ir neišdavė. Ir kad Safas išdavė. Man tas daro tą, ką aš darydavau su savo močiute, nes senyvo amžiaus. Aš grįždavau po mokyklos 16, parūkęs cigaretę ir sakydavo, o tu rūkęs. O ko tu čia dešros rūkytos valgės? Ir aš tos sakydavau močiutei, o jo, rūkęs, pakelį surūkiau visą. Ir jinai tokia, eik tu durniu. Ir aš žinai, nu toks jo močiutė, aš net nemelavau tam. O mano taktika kitokia yra. O mano taktika, jeigu mane prigauntų močiutė, pavyzdžiui, rūkant, tai sakyčiau, taip, aš rūkiau, tu rūkiai, mama rūkė. Ir tiesiog sėti visur paniką, chaosą ir jau po to, nu, sėkmės dabar aiškiai. Tu Kremliaus taktiką naudoji. Absoliučiai. Tu tiesiog nesvarbu. Absoliučiai. Tau nesvarbu. Sėk paniką. Jo, tau nesvarbu, kur tiesa, kur melas. Ištransliuoja kuo daugiau. Matai tai, ką Kremlius daro? Va, tiesiog transliuoja. Keista, kad tu pusę dienos taip jums reikės atsirinkinėti. Kaip to viduj, pavyzdžiui, suvirpė širdelė, kaip sakiau, bet čia Safai yra, jis dundukas sugalvoja abi veiklas. Tas ir tas su Dainotu Varnu, tas ir tas. Aš tiesiog gal eik tu savo, pagaliau nuo manęs atsiprašau. Tai jutais vidui, kad sakiau, Safas dundukas čia sugalvoja. Labai gerai, žinau. Aš tiek tavo idėjas nužeminau, kad pažemint Safą. Tai taškai finaliniai, jie po 1 tašką pasiema? Arba jie po 1, o tu nei 1, arba jie tiesiog 2-2. Ne, tai po 1 ir nei 1, bent sezoninė. Tinka. Mielą manau. Ne. Jeigu norėsit, kad mes pakartotume, žinokit, aš norėčiau vis dar. Drąsiai. Gal norit padaryti, kad mes gyventume 3 dienas meluose? Gal 3 dienas melų? Žinot, kaip pakriktų mūsų psichika? 3 dienas meluojant. Kad veik 3 metų melė gyveni. Tai, o mano psichika nepatikus? Ačiū, kad žiūrit, mėly žiūrovai, ačiū, kad leidžiat mums šitam sezone įsibėgėti. Nepamirškit subscribint ir parem Patreon'e. Patreon'e bent po 100-200 eurų įmeskit. Nuo savęs. Kad ir nuo įmonės galit po štuką, jeigu norit. Verslai galite atskirai susisiekti, mes gal paramos gavėjo statusą išsimsim. Plius galima tikrai įtakoti turinį mūsų, mokant daug pinigų. Eisim miegot gal? Jo, eisim praleis naktį muziejų. Išsirinksim vietelę, kur nakvoti. Ačiū Kiaušiniui, kad prie jo leido kiaušinių suvalgyti. Ačiū labai Dainotui. Dainotai buvai nuostabus ir vestuvėse, kai liudijai. Ir šiandien ačiū Tamstai. Asistentui Gruodis, nueikit į koncertą. Jo, būtinai. Labai ačiū už Pušynę ir Jonui Lingiui už alaus degustaciją. Jonas kaip visą laiką deliverino. Ačiū, būsiu trečias. Ir didelis ačiū Energetikos muziejui, kur leis mums šią naktį pernakvoti. Čia ir prie sienos? Čia ir prie kur? Sienos. Kurios? Miegu. O ko tau siena čia? Čia daug tų sienų yra, ko tu čia... Tikrai, aš tik užsiemu vieną. Tai čia daug sienų iš 4 pusių. Kokios tu sienos nori? Kokios sienos nori? Noriu miegoti prie 4 sienos, bet nenoriu jos sulaužyti. Va taip visiškai link žiūrovų žiūrėti, bet nepažiūrėti iki galo.